pradėsime nuo 5 sekundžių susikaupimo pratimo, kurio metu sukaupsim dėmesį savo viduje ir sukursim vidinį norą, kad jūsų sielos įrašai būtų atverti. Ir kai būsit pasiruošę, prašom tą norą užtvirtinti balsu, ištariant žodžius, prašau atverti mano sielos įrašus. Žiūrime sielos istoriją. Siela yra iš esmės šios visatos siela, bet jinai panašu, kad jinai kaip ir atsirado iš esmės kaip siela šios visatos, galima sakyti, pačioje pradžioje, kai šita visata prieš daugybę milijardų metų atsirado. Tai jinai ir ši jūsų siela kartu pradėjo formuotis, bet jinai kaip atrodytų niekados neįgijo savo, sakykime, potencialo, pavadinkim tai, kad jinai niekada savęs nerealizavo. Ir tai buvo tiesiog daugiau kaip būnama kažkaip kaip atrodytų kaip visos visatos kolektyvinės sąmonės dalis. Jūsų sąmonė, jūsų siela buvo ir tiesiog visą tą laiką iš esmės buvo būnama kaip tokiu galimu potencialu, kuris kaip ir niekad neįgijo savo realizacijos, tokios galimybės save realizuoti. Ir šitoje vietoje panašu, kad ta galimybė atsirado, tai tik tais panašiai prieš milijoną metų, kai mūsų paukščių tako galaktikoje pradėjo formuotis pirmoji gyvybė, tai buvo Lyros žvaigždynė, ir tada jūsų siela sutiko, ar tiksliau pamatė galimybę tai savirealizacijai ir kad jinai planuoja tapti, ar pradėti procesą vadinamą tapimu savimi. Tai toje vietoje jūsų siela iš esmės pradėjo savo pirmosius įsikūnijimus. Ir panašu, kad tai buvo skirtingos rasės, kurios buvo išmėgintos. Bet finale atrodytų, kad buvo pasirinkta paukščių žmonių rasė, nes tiesiog daugelis energijų buvo nelabai suprantamos, ypač tos grubesnės ir stipresnės energijos. Tai finale buvo pasirinkta paukščių žmonių energija, nes tai buvo gan švelni tokia energija. Ir paskiau, kai prasidėjo tame Lyros žvaigždyne konfliktai, tai jiems prasidėjus tuomet jūsų siela iškeliavo su kitais paukščiais žmonėmis į Signus, tai yra Gulbės žvaigždyną, ir apsigyvenus tenai, tiesiog ten buvo galimybės vystytis, nes tiesiog paprasčiausiai tai daugiau atitiko jūsų sielos, sakykime, profilį, yra, kad ten buvo daug švelnių ir tokių jautrių energijų ir tai jūsų sielai iš esmės tiko labiausiai. Tai ilgą laiką buvo ten gyvenama. Ir ten gyvenant tiesiog buvo iš esmės mokomasi energijų integracijos. Ir tai kaip yra, iš esmės buvo mokomasi taip, ką reikia daryti, kad išmokti integruoti tas vadinamas grubesnės energijas ir kaip jas subalansuoti, kaip jas absorbuoti, kaip jas konvertuoti ir kaip dirbti su tomis grubesnėmis energijomis. Tiesiog su siela neturėjo jokios patirties su tokio pobūdžio energijomis. Ir ilgą laiką iš esmės buvo studijuojama teoriškai, bet nebuvo tame realios praktikos, nes buvo tiesiog, simuliuojami tie dalykai, kad tariamai taip galėtų būti, bet buvo augama tam tikromis, kaip šiltnamio sąlygomis, kur nebuvo realiai tų gyvenimo vėjų. Tai toj vietoj jūsų siela taip pragyveno kelias šimtus tūkstančių metų. Ir jinai tiesiog pradėjo matyti, kad teorija buvo gerai kuriam tai laikui, bet ateina laikas, kai reikia mokytis, taip sakant, ir tos praktikos. Tai šitoj vietoj tiesiog jūsų siela pradėjo iš esmės galvoti, kad jau artėja laikas tai praktikai.
Na ir kurį laiką jinai pradėjo po truputėlį susidurti su tą praktika. Jinai patapo kaip, galima pavadinti tai kaip angelas, kur jinai vykdavo į skirtingas planetas, bet ne fiziniai formoj, tiesiog daugiau kaip sielos formai. Nevykdavo tenai ir asistuodavo įvairias sielas, kurios, eidavo pro sunkius patyrimus. Ir tai jūsų sielai buvo kaip jau vien buvimas šalia tų asmenų, kurie eina pro sudėtingus patyrimus. Jau tai buvo jūsų sielai kaip tam tikras netiesioginis patyrimas, kurio metu jūsų siela jau galėjo bent jau kažkiek tai, net jeigu netiesiogiai, bet sakant iš antrų rankų, bet šiek tiek patirti tų grubesnių energijų ir truputėlį mokytis apie tas energijas. Tai šito vietoj po truputėlį buvo tų dalykų mokomasi ir iš esmės kaip ir taip gavosi, kad po truputėlį buvo pradėta apsiprasti su tom energijom ir siela pradėjo suprasti, kad jai jau reikia jau sekančio žingsnio, sakant, tiesioginiai praktinio žingsnio, kur būtų tiesiogiai susidūrimas su tom energijom. Tai ir toj vietoj tiesiog jūsų siela tuomet nusprendė, kad jai reikia kažkur vykti. Kažkur, kur būtų tokios, sakykime, ganėtinai izoliuotos sąlygos ir esant tom izoliuotom sąlygom būtų galima mokytis tų grubių energijų ir mokytis taipogi jas integruoti. Šiuo atveju yra pasirenkama tam specialiai planeta Žemė. Tas pasirinkimas įvyksta prieš panašiai kokius tai 250 000 metų ir yra atvykstama į šią planetą. Panašu, kad yra atvykstama į civilizaciją, kuri vadinosi Atlantida. Tai buvo Atlanto vandenyne buvusi civilizacija. Ir atvykus į šią civilizaciją, joje yra daug įvairių energijų, tarp kurių taipogi yra ir tų grubių energijų. Ir jūsų siela to vietoj mokosi tų energijų, mokosi jas integruoti. Ten vyksta nemažai konfliktų, kurių metu yra matomos tos energijos ir, pirmi gyvenimai jie vis tik yra šokiruojantis, ant kiek yra tos fizinės energijos iš tikrųjų yra grubios. Bet siela turi motyvaciją, kad jai reikia iš esmės mokytis tų dalykų, jai reikia augti, jai reikia iš esmės patirti ir suprasti ir suvokti tuos dalykus. Ir tai ją motyvuoja eiti tolyn. Ir jinai po truputėlį vis eidant tame procese, neauga tame procese. Ir tie metai ir tūkstančiai metų eina, keičiasi ir siela vis labiau adaptuojasi. Ir atrodytų, kad jau darosi vis kaip ir lengviau tas energijas integruoti, bet paskiau prasideda gan intensyvios energijos. Atlantida eina per ganėtinai intensyvius karinius konfliktus. Tada energijos pradeda labai stipriai augti ir toje vietoje tiesiog jūsų siela mato tai irgi kaip augimo galimybę. Ir galiausiai prieš panašiai 13 000 metų Atlantida nuskęsta ir ta civilizacija baigėsi ir prasideda pas mus taip žinomas akmens amžius. Ir prasidėjus tam akmens amžiui, tuomet jūsų kaip ir siela atranda naują grubumo lygmenį, kai yra gyvenama, taip sakant, neretu atveju gentimis ir pavieniai kažkur tai ir nėra daugeliu atveju to tokio išsivystymo didelio. Panašu, kad jūsų siela persikelia gyventi į Afriką. Panašu, kad tai yra kažkur tai gyvenama vidurio Afrikoje, kaip yra Kongas ir panašiai. Ir ten yra tokios, jūsų siela jaučia tokį kažkokį poreikį, kad reikia, kažkodėl jie atrodo, kad reikia būtent vykti kažkur, kur būtų mažiau civilizacijos, nes buvo paskutiniai metai Atlantidoje, kai buvo gyvenama, buvo labai daug konfliktų, labai daug panikos ir labai daug tikrai ekstremalių energijų. Ir jūsų siela norėjo kažkur pagyventi, kur sakykime, kad būtų mažesnė populiacija galbūt ir mažesnė tikimybė tiem ekstremumam.
tai buvo apsigyventa kažkur tenai ir tiesiog buvo kažkokios gentys, tomis gentimis buvo gyvenama ir tos gentys jos turėjo kažkokias tai savo kaip dvasinės praktikas ir visai buvo gerai tose gentyse gyventi. Ilgą laiką iš tikrųjų buvo ten gyvenama tose gentyse, paskiau tik tais gal panašiai, paskiau atrodytų, kad buvo pradėta šiek tiek judėti ir keliauti, tiesiog einant metams, bet finale situacija panašu, kad pasikeitė tik tais, kai iškilo Romos imperija. Ir Romos imperija turėjo daug žygių įvairių Afrikos žemynė ir jūsų buvo, taip sakant, susidurta su tuo vadinamu baltuoju žmogumi, nes jūs visi buvo juodaodžiai. Na ir tuomet buvo tai kažkoks atradimas, kažkas tai naujo, kažkas nematyto. Ir ta vietoje jūsų sala tai buvo tam tikras kaip ženklas, galima sakyti. Ir tuomet jūsų sala kaip suvokė, kad yra kažkas daugiau, ne vien tik tai ten, kaip jūs gyvenat savo gentį. Ir buvo tam tikras tai kaip sutartinis simbolis, kad laikas judėti tolyn. Tai toliau buvo panašu, kad persikelta į Europą gyventi. Tai buvo panašu, kad tai Romos imperijoje buvo gyvenama. Ir idėja buvo, kad buvo noras pradėti mokytis. Nes keli tūkstančiai metų buvo gyvenama tiesiog gentyse. Tai buvo noras mokytis, studijuoti, suprasti tą kultūrą. Tai nemažai gyvenimų buvo praleista tiesiog kažkokie tai kaip akademiniai srity. Tai buvo mokomasi, paskiau taipogi mokoma, būnama kaip mokytojų akademinių ir panašiai. Na ir tiesiog buvo taip gyvenama. Paskiau panašu, kad pradėjo vystytis ganėtinai, kaip, sakykim, literatūra, rašymas ir panašios priemonės. Tai toje vietoje buvo nuspręsta, kad reikia eiti į tą sritį ir buvo apleista, kaip studijos nebuvo apleistos, bet galbūt tai nebuvo tiek apie mokymasi ir mokymą, bet daugiau apie patį studijavimą, kur buvo tiesiog panašu, kad buvo dirbama kažkuo tai kaip tai yra vadinamas, tai kopijuoja rankraščius. Ir tai buvo idėja, kad tokiu būdu bus galima daug labai išmokti. Buvo toks darbas dirbamas. Tai dirbama buvo toj srity. Ir panašu, kad ilgą laiką tai buvo dirbama. Ir panašu, kad tai buvo dirbama tokioj srity iki pat gal kažkur tai tų vadinamų modernesnių laikų, kai jau atsirado spauda. Ir tai pirmoji spauda prasidėjo dabartinėse tose Vokietijos teritorijose ir buvo persikelta gyventi tenai. Buvo noras dirbti su spauda, buvo dirbama su leidimo mašinomis, su spausdinimo mašinomis. Paskui panašu, kad prasidėjo pirmieji kaip minimi laikraščiai, buvo dirbama su laikraščiais, kažkokiose tais naujienų agentūrose. Paskui tos dalykai labai išpopuliarėjo, išaugo ir labai sustiprėjo. Tai panašu, kad buvo galimybė, buvo kažkoks tai projektas, kad buvo galima vykti į Jungtinės Amerikos valstijas ir ten nuvežti tas technologijas. Ir buvo išvykta, kurį laiką buvo gyvenama tenai. Atrodytų, kad visi praeiti gyvenimai buvo gyventi Jungtinės Amerikos valstijose. Atrodytų, kad paskutinis gyvenimas buvo gyventas Niujorke ir buvo dirbama Niujorko laikraštyje. Ir panašu, kad tai buvo kažkoksai reporterio darbas. Atrodytų, kad tai buvo vyriškas įsikūnimas. Ir tiesiog panašu, kad buvo mirta, atrodytų, kad gana ankstyvame amžiuje, nebuvo sulaukta pensinio amžiaus. Atrodytų, kad tai tęsiasi tarp 60-70 metų panašiai buvo mirta. Panašu, kad tai buvo tiesiog, buvo gal nesveiko gyvenimo būdo iš esmės. Ankstyva mirtis ištiko. Ir dabar šitam gyvenime buvo pasirinkta atvykti į Lietuvos teritoriją su kažkokiu tai tikslu.
panašu, kad jūsų siela turi kažkokią tai idėją, kad jinai nori šitam regione kažkokią tai informaciją perduoti, ar jinai taip kažką planuoja, tai yra kažkas tai susijęs su informacijos kaupimu ir perdavimu, bet kažkodėl tai yra lietuvių kalboje būtent pasirinkta. Matomai galbūt tai yra susiję tiesiog su tuo, kad tiesiog tai buvo sudaryta tokia sutartis, kad būtent lietuvių kalboje bus reikalinga ta jūsų žinia, nes galbūt tiesiog nebuvo kam kitam tos žinios perduoti. Na ir to vietoj tai bus kažkokia tai žinia susijusi su... panašu, kad dar ta žinia nėra iki galo suformuota, bet kokiu atveju tai bus susiję kažkas su nežemiško, kažkas su dvasinio ar panašiai. Atrodytų, kad jūsų siela planuoja kažkokiu tai būdu tą žinią perduoti lietuviams, bet tai atrodytų, kad bus ateityje ir dabar dar yra tas laikotarpis, kai dar nėra pasiruošta tam, bet ateityje panašu, kad bus pasiruošta ir tuomet tai bus perduota. Atrodytų, kad tai kelių metų bėgyje bus. Ir tiesiog panašu, kad su jumis bus užmėgstas kontaktas, greičiausiai tai bus jūsų sielos šeima iš Gulbės žvaigždyno. Jie su jumis užmėgs ryšį ir jie norės, kad jūs perduotumėte žinią lietuviams kažkokią tai. Ir panašu, kad jūs turite kažkokius tai, kaip gebėjimus perteikti informaciją, kuri buvo surinkta per daugelį gyvenimų dirbant žiniasklaidos srityje ir tiesiog bus perduotas tas pranešimas. Tai iš esmės bus jūsų tokia misija, kuri yra ganėtinai apibrėžta ir įsigalios kelių metų eigoje, kai truputėlį energijos pasikeis, tada tie dalykai ir pasidarys aiškus. Tai šitam gyvenime ta misija bus įvykdyta, ją įvykdžius, tuomet jūsų siela kaip ir jausis, kad jinai baigė savo misiją šitai planetai, daugiau mažiau jinai išmoko apie visas tas grubės energijas, perdavė savo žinią, kurią jinai planavo perduoti ir jinai galės išvykti. Panašu, kad jinai grįš atgal į Gulbės žvaigždyną. Panašu, kad ten jinai vėl susijungs su savo sielos šeima. Na ir susijungus su ta sielos šeima, tuomet kuris laikas bus energetinė adaptacija, kuomet bus vėl prisijungiama prie savo tam buvusių energijų, vyks balansavimas, paskui vyks tam tikra integracija, bus kuris laikas, kuomet bus, galima sakyti, kaip vedami kursai, mokoma apie patirtį, kuri buvo patirta šioje planetoje, tai pro ką buvo eita, kas buvo patirta ir tuomet bus, panašu, kad siela po kažkiek dar metų, nemažai, gal reikės ir kelių tūkstančių metų, kad siela pilnai jau atsigautų ir tada bus panašu, kad planuojame vėl kažkokios tai kitos misijos, bet jau siela bus žymiai labiau subrendus, žymiai labiau žinos, kaip reikia elgtis ir mokės save orientuoti ir panašu, kad bus vykstama į kažkokias tai kitas civilizacijas, suteikti pagalbą, bei taipogi panašu, kad bus daug bendradarbiaujama su Arktūros civilizacija ir panašu, kad su jais bus bendradarbiaujama, nes bus planuojama augti į tą civilizaciją ir semtis tų žinių, kurias jie taipogi dalina. Tai bus tiesiog judama tomis kryptimis, bet tai bus tiesiog ilgalaikis augimas dar nemažai tūkstančių metų procese ir panašu, kad to nesibaigs, tai tiesiog bus ir toliau augama ir ten Arktūrus, kai bus mokomasi, tai bus mokomasi tada dirbti jau su kolektyvinėm energijom ir padėti masėms žmonių, ne tik tais individams ir panašiai, tai jau bus mokomasi, taip sakant, tam tikrame platesnėme lygyje. Na taip, tai atrodytų, kad tokios aiškiausios energijos buvo matomos, gal iš tokių kitų klausimų ir komentarų. Na taip, nes su jumis dar niekas nesusisiekė
Bet tik šiandien jums yra sakoma, kad ateityje jums yra numatyta tokia misija perduoti žinią. Tai yra natūralu, kad jūs dar jos nežinote, nes jinai dar yra numatyta tik tais už kelių metų. Tai tik tais yra pirmasis pranešimas apie tai, kad kas jūsų laukia. Matyt, tuomet gal yra noras pažiūrėti tą nuotrauką vieną. Ir tai dabar nuotraukoje yra vyras. Dabar šito vyro yra tokia situacija, kad asmuo yra, su juo yra šiokia tokia situacija, asmuo yra buvęs, neatsakingos elgsenos asmuo, tam tikros nusikalstamos veiklos asmuo, ir jis yra nuskriaudęs vienam gyvenime. Ir tai buvo labai neteisinga, tai buvo tam tikras atsitiktinumas, nesusipratimas, kad jis jūs nuskriaudė. Ir tai buvo tiesiog užpuolimas, jisai ieškojo lengvos aukos ir tai buvo tiesiog finansinis interesas. Ir tiesiog jisai nuskriaudė, bet toj vietoj nebuvo, tai teisinga, kaip jisai pasielgė, jis to nenusipelnė. Ir šitam gyvenime jiems buvo paskirtas, kad jis tada turi dabar ateiti ir jums, taip sakant, skolą gražinti. Jis turi būti geras, turi jums mylėti ir jums rūpintis ir tada tokiu būdu subalansuoti tą karmą. Tai tokia buvo jo užduotis. Ar jisai pakankamai subrendo tą užduotį vykdyti? Tai jau čia yra taip, kaip jums dabar sekasi jūsų santykiuose. Tai vat, iš esmės toks buvo pradinis kontraktas sudarytas pagal tą. Ir iš esmės tai kontraktas nebuvo ilgalaikis, tai buvo daugiau idėja, kad asmuo kažkiek tai laiko su jumis bus, jumis rūpinsis, jums padės. Ir tada, kaip ir tas kontraktas galėjo baigtis, jam pasibaigus jūs kaip ir galėjot užbaigti savo santykius. Jeigu tie santykiai dar nesibaigė, tai galbūt jums pavyko surasti kažkokią tais, bendrą kalbą. Nes tai yra tam tikra prasme potencialiai įmanoma. Tačiau jūsų siela taipogi savai turi daug vidinio, švelnumo, kurio tam asmeniui jį paskyrus būti kartu su jumis. Idėja buvo, kad asmo mokysis būtent to švelnumo, nes asmo neturėjo savais, buvo gan grubus toks asmo. Ir taipogi tai jums buvo vėlgi tam tikra idėja, pasyviai bent jau studijuoti tas grubės energijas, o jam mokytis tų švelnių energijų. Vėlgi to vietoj nebuvo, kad jūsų santykiai kažkokia būtų, taip sakant, vien tik tais paremti karmą, tai buvo taipogi ir abipusio augimo vardan, o kaip jau jums ten sekasi, tai jau, taip sakant, jūs žinot, kaip ten viskas vyksta. Na taip, jeigu jūs dirbate būtent spaudoje, tai taip, jūs esat toj pozicijoje dėl to, kad jums reikia ten būti ir kai ateis ta diena, kai jums bus perduota ta žinia, jūs turit būti toj leidybiniai pozicijoje, kad galėtumėt tą žinią išspausdinti žmonėms. Iš esmės, stuburo sutrikimai daugiausia yra susijęs su tuo, kad tiesiog tai yra vadinamo vidinio stuburo trūkumas, nes tai yra tiesiog, dėl to, kad vis dėlto jūsų siela yra labai švelni ir jinai neturi to savo kieto kiauto, kieto stuburo, kad būtų labai tvirta asmenybė, taip sakant. Tai tiesiog tai atspindi tas, kad būtent daug yra įtakojančių energijų. Kai energijos jūs įtakoja, tai išmuša jūsų centrinio energijos kanalo energiją ir dėl to būtent stuburo energija iškrypsta. Tiesiog dėl to, kad nėra pilnai suformuotas charakteris tam, kad atstumti tas energijas, kurios yra nepriimtinos. Čia kaip jau interpretuosi tą dalyką, jauna ar nejauna ta siela, pagal
jūsų sielos brandą, tai tam tikrą prasme jūsų siela yra jauna, nes nepaisant to, kad jinai turėjus nemažai gyvenimų, bet vis tik jinai nesuformavo savo charakterio iš esmės. Ir tai, esant tai, sakykim, charakterio nebrandai, tai dėl to yra taip, kad, to vietoj taip gaunasi, jūsų siela, yra lengvai įtakojama, kad taip jau gaunasi. Matot, atsisakyti dalykų gyvenime yra labai sunku, bet kas yra lengviau, tai yra pakeisti tai kažkuo kitu. Tai jūs galbūt negalite atsisakyti jautrumo, bet ką jūs galite padaryti, tai išsiugdyti ir pakeisti tai tvirtybę. Bet jums tai bus lengviau, kai su jumis bus užmėgstas kontaktas. Tai tada jums tą stuburą kompensuos. Jums kompensuos jūsų sielos šeima, nes jūs tada jausit, kad jūs turit užnugarį ir kad jūs saugo. Ir tada lengviau bus, kaip sakant, atsitiesti, nes tą stuburą jums palaikys būtent, nes iš nugaros turėsite palaikymą. Tai nereiškia, kad nebus lengva eiti pro tą procesą, nes dalykai, kuriuos jums reikės perduoti žmonėms, tai nebus statistiniai žiniasklaidoj normali žinia, bet tai yra jūsų misija. Jūs esat toj pozicijoje, dirbat tą darbą ir jūs tam ruošiatės. Tai tiesiog dabar reikia išlaukti, ateis laikas, sakant, tuomet ir bus tas laikas tam. Tai gal dar kilo koks klausimas ar komentaras? Tai gerai. Šiaip turint omeny, kad jūs dirba tą patį darbą, kurį praeitam gyvenime dirbo, neturėtų būti sunku teoriškai prisiminti savo praeitą gyvenimą. Nes yra daug sąsajų, kadangi veikla ta pati ir sritis ta pati. Ir tik tais tiek, kad gal valstybė ne ta pati, bet atrodytų, kad yra kažkas, kas reikalinga prisiminti iš to praeito gyvenimo. Ir ypatingai panašu, kad tame praeitame gyvenime buvo truputėlį būtent su sveikata, kas buvo problemos, tai buvo vartojama gan nemažas alkoholio kiekis, bet tai buvo susijęs su tuo, kad tiesiog jūs net ir vyriškai pozicijoje buvo visina labai jautrios sielos asmuo ir dalykai, kuriuos reikėjo daryti laikraščiuose, neretai reikėdavo spausdinti netiesą kai kuriais klausimais ir tai labai turėjo tokį vidinį konfliktą nuolatinį. Tiesiog nebuvo drąsos nei kažką dėl to padaryti, bet ir to skausmo buvo labai sunku pernešti. Tai dėl to buvo vartojama daug alkoholio ir atrodytų, kad tai turėtų kažkokią turėti įtaką šitam gyvenime, jeigu tai turi kažkokių, jeigu kažkas yra susijęs su kepenėmis ar inkstais ar kažkuotais, tai galėtų turėti daug įtakos. Atrodytų, kad reikia dar tą energiją, būtų rekomenduojama prisiminti tą, susikoncentruoti, pamėginti į tą energiją. Jūsų atrodytų, kad darbovietė buvo vadinama New York Post ir atrodytų, kad reikėtų pamėginti pasidomėti tais laikais. Techniškai šnekant, yra anekdotas, bet techniškai šnekant, kadangi tai yra ganėtinai populiari darbovietė, beveik hipotetiškai įmanoma, kad galbūt būtų galima surasti buvusius darbuotojų vardus šitų laikotarpių ir bet aišku, ten dirba tūkstančiai tų žmonių, bet galbūt hipotetiškai netgi yra įmanoma surasti savo vardą kažkokį tais. Iš esmės atrodytų, kad tai buvo kažkoks paprastas vardas, kažkas tai gal panašaus kaip John Miller ar kažkas tai. Gal tai netoks patas vardas, čia tik tais kažkas panašaus labai. Bet toks kažkoks atrodo labai paprastas standartinis vardas. Tai jeigu yra noras, kažkodėl atrodytų, kad jums būtų vertinga pastudijuoti tos dalykus ir pamėginti prisiminti, atrodytų, kad tai tam tikrą prasme iš tikrųjų tai yra dalis to proceso, kad jums prisiminti tą praeitą savo gyvenimą ir surasti būtent įrodymus apie tai bus dalis jūsų būsimo pranešimo ir būtent tai bus susijęs su tuo, kad tam tikras patvirtinimas apie tai, kad egzistuoja praeiti gyvenimai ir kad yra įrašai ir panašiai, tai bus dalis jūsų to pranešimo, bet tik viena dalis. Tai čia jau
duodamos tam tikros užuominos jums, kurias iš tikrųjų yra prašoma jums perduoti, kad pradėti tam tikrą savo asmeninį tyrimą toje vietoje, nes tai bus jūsų ateityje publikacijos susijusios su šiais klausimais. Na tai viskas gerai yra, kaip jeigu pokalbis buvo naudingas, mes dėkojom, kaip sakant, už galimybę pabendrauti ir jeigu, kaip sakant, sugebėjom kažko pastarnauti, tai yra galimybės atsidėkoti. Na, o mes tik tais tada norėjom iš tikrųjų pirmiausia, tai turim gal pasakyti, kad visata, žiūrėkit užsirašyti, visata jumis pasitikė ir tiki, kad jums pavyks padaryti viską taip, kaip reikia. Jūs viską turit, jūs jau visą praktiką turit, viską žinot, kaip reikia padaryti, tai reikės, kai ateis tinkamas metas, turit pakankamai drąsos tai padaryti. Tai vat. Tai šitą norėjom pasakyti ir tada tiesiog beliko palinkėti viso ko geriausia.